Pasižiūrim, kas Skorpionų laukia gruodžio mėnesį. Kiaušinis. Sėkmė užtikrinta gerais planais ir sunkiu darbu. Ir teisinga moteris, reikalai arba ryšiai su moterimi, kurios plaukai šviesus, blondiniški, pilki arba balti. Gal jūs esate ta moteris ir esate teisinga ir turite savo gerų patarimų. Šiaip gražios kortos, iš tikrųjų pasižiūrėkim, ką taro išplės plačiau, kokią žinutę pateiks taro, atsižvelgiant į orakulo kortas. Taip, fortūnos ratas, 10 taurių, nu, gražu. Magas, manifestuojate pokytį, teigiamą pokytį. Pokytis. Gali būti, kad prašote mažai, bet kitas žmogus mato, kad esate vertas daug daugiau ir atneša daugiau, negu jūs užsiprašėte. Negu esate vertas, nes padarėte tam tikrą nelengvą darbą. Kodėl Skorpionai mato šitas žinutės? Jums atrodo, kad jūs sukatės tam pačiam kažkokiam tai nevykusiam rate, kur vis užlipat ir užlipat ant to paties grėblio tam tikrose situacijose, bet tai yra tik tai iliuzija ir jūs einate į naujus dalykus. Jūs tą jaučiate labai puikiai, jūs einate į nepriklausomybę ir neabejokite tuo. Jūs jaučiate, bet vis vien viduje vyksta vidinė kova ir tarsi abejojate, ar tai yra tikrai tas kelias, kuris atneš jums finansinę sėkmę, nepriklausomybę, norų išpildymą, nes jūs manifestavote ir protas, matyti, logika kiša šiek tiek koją. Sprendimas, kokį sprendimą turite priimti. Kokį sprendimą Skorpionai turi priimti. Kokį sprendimą Skorpionai turi priimti? Sprendimas susijęs su baimėmis, paleisti jas. Nesikoncentruoti, pasisveikinti ir paleisti. Kas tas keturryteris? Tai būtų sprendimas nebijoti
nematote, jūs nematote viso paveikslo ir tačiau pamatysite. Galvojate, kad ateina tas pats dalykas, kuris jūs nuvils, įskaudins ir norite veikti labiau iš logikos. Galvojate, kad jūsų svajonė yra nepasiekiama. Imperatorius. Gerai, pasižiūrėkime, kodėl mes turime kortą teisinga moteris. Kas jinai yra? 8 skeptrai. Bendravimas, galbūt jūs susitiksite su ja, galbūt jinai jums parašys, kas yra teisinga moteris. Jūs kol kas su ja jūs nebendraujate, aš kaip suprantu. Jūs jos nematote. Gali būti, kad tai yra jūsų pasąmonė, su kuria jūs turite pradėti komunikuoti. Paskutinysis teismas. Ir svarbu yra surasti tą ryšį su savim, nes čia buvo korta, kad jūs labai logiškai stengiate žiūrėti situaciją, tačiau yra žinutės, kad reikia ryšio su savim komunikuoti. Einate jūs tikrai į priekį ir sėkminga investicija. Žiūrėkit, Numen Blanco ir Numen Negro yra dvi kortos priešingų energijų. Čia žodžiu, kažkas šiuo metu labai stipriai vyksta ir pas jūs yra labai geras balansas. Bet jums tarsi atrodo, kad jūs ten einat į visai priešingą pusę, kad viskas griūna, byra, bet viskas yra priešingai. Čia tik jums taip atrodo. Jūs galvojat, kad praradot tam tikrą pasiūlymą, kurio norėjote, ar kažkas nuplaukė, bet iš tikrųjų tai ne. Labai geras susibalansavimas. Gali būti čia irgi nuoroda į ryšio su savim, su savo šešėliu ieškojimą, kad neatitrūktumėt nuo savo vidaus, kad priimtumėt save visą, ne tik teigiamas pusės, bet ir neigiamas. Ir mažiau abejonių savim, nes iš tikrųjų tai matau, kad labai puikiai manifestuojat ir ateina tai, ko jūs norit. Nors galvojat, kad nesat vertas to, apie ką svajojat, arba netgi apskritai matote, kad einate tarsi į kitą pusę ir negausite to, netgi ko mažai norite. Bet viskas, matau, kad bus gerai ir yra gerai, tai sėkmingo gruodžio ir iki kitų susitikimų.